kaip ir buvo spėjama, yra Igoris Rakočevičius, kuris per pirmąjį mačą pelnė 32 taškus. Galingasis tandemas Oberto ir Tomaševičius surinko 17 taškų ir atkovojo 15 kamuolių, taigi galima sakyti, jog ypatingai didelės žalos jie nepadarė. Vilniečiai daugiau ar mažiau, ypač antroje rungtynių pusėje, nuo jų apsigynė. Ir šiandien vėl sausakimša Siemens arena ir šiandien pragariškas ir neabejotinai rekordinis triukšmas, kuri yra pasiruošę kelti ir kuri jau kelia čia susirinkę Vilniaus Lietuvos Ryto aistruoliai. Taigi šiandien šeštasis žaidėjas už Vilniaus krepšininkų nugarų. 11 000 sirgalių pasiruošusių paaukoti savo balsus, prarėkti šiandien gerklės vien tam, kad kiek įmanoma padėtų vilniečiams atlaikyti ir tą pusfinalio įtampą, tų lemiamų rungtynių įtampą ir aišku varžovų spaudimą. Taigi pirmasis kėlinys. Ir Robertas Jevtokas prieš Fabricio Oberto. Ir pirmąjį kamuolį atkovoja Vilniaus Lietuvos Rytas. Prasideda antrosios šios pusfinalio serijos 40 minučių. Po jų, na galbūt po 45, galbūt net ir po 50 paaiškės. Kas patenka į finalą, netaiklus pirmasis metimas ir Aris Mujezinovičius priverstas grįžti atgal į gynybą. Išmuštas kamuolys iš Tomaševičiaus rankų, tačiau ataką pratęs Pamesos krepšininkai, 19 sekundžių lieka jiems. Yra gerų žinių ir blogų žinių Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje. Gerai tai, kad šiandien jau gali žaisti Simas Jasaitis, na galbūt dar ne 100%, tačiau jau galės žaisti. Bloga, aišku, žinia yra tai, kad šiandien negalės rungtyniauti čiurno pasitempęs Mindaugas Lukauskis. Taigi šiandien teks verstis be kito savo gynėjo Tomo Mohoričio. Ir pirmoji sėkminga Pamesos ataka. Tyronas Nesby. 30 taškų per pirmąjį mačą ir aišku dvigubai padidintas dėmesys Tyronui Nesby šiandien iš Valensijos Pamesos gynybos pusės. Kol kas namų arena, Siemens arena buvo ta tvirtovė, kurioje vilniečiai sugebėdavo atlošti visus tuos reikalingus taškus. Ir netaiklus Roberto Štelmacherio metimas susispaudus į Pamesos gynybą, vėl lengvai sustabdo šią Vilniaus Lietuvos Ryto ataką. Su kamuoliu vėl Ispanijos oranžinė, Alejandro Montecchio. Oskaras Jebra. 10 sekundžių atakai. Montecchio. Fabricio Oberto 1-1. Ir pražanga Robertui Jevtokui. Na šiandien Robertui Jevtokui puikiai galimybė įrodyti, jog tikrasis Robertas Jevtokas yra ne tas, kurį matėme prieš savaitę Valencijoje. Šeštadienio rungtynėse su Kauno Žalgiriu jis atrodė kur kas agresyvesnis ir vikresnis. Nepavyksta perimti kamuolio ir 2 taškus. Jau pelno Fabricio Oberto 4-0. Taigesnė ir stipresnė Pamesa komandos pradžia. Visų pirma dėl to, jog šiek tiek netiksliai kol kas rungtyniauja vilniečiai prie varžovų krepšio, puldami Pamesos ekipos baudos aikštelę. Tyronas Nesby prasižengia, atsistumdamas nuo varžovo ir Milivojus Jovčičius, vienas iš šių rungtynių arbitrų, fiksuoja pirmąją pražangą Tyronui Nesby. Be Jovčičiaus dar šiandien švilpia Stelijos Kokuliekidis iš Graikijos ir slovėnas Andrėjus Jeršanas. Rungtynių arbitras dabar paprašo Čečo Mulero, Pamesos komandos trenerio, kad pastarasis šiek tiek apramintų savo atsarginių žaidėjų suolelį. Ir Igoris Rakočevičius grąžina kamuolį į aikštę. Kol kas sužaidus pusantros minutės vilniečiai dar nepelnė nė taško, Pamesa atsakė 2 dvitaškiais. Vėl perdavimas arčiau krepšio, Tomaševičius prieš Mujezinovičių. Oberto. Dar vienas perdavimas po krepšiu ir dar 2 taškai. Šį kartą rungtynių pradžioje pranašesnė atrodo Oberto ir Tomaševičius. Valencijoje šią problemą Tomo Mohoričius išsprendė labai radikaliai, leisdamas vietoj Jevtoko ir Mujezinovičiaus Einikį ir Čiukiną. Na, pralaužėme 2 šios dienos rungtynėse, pirmieji taškai ir simboliškai, juos pelno rezultatyviausias Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjas Tyronas Nesby. Išsprūsta kamuolys iš Tomaševičiaus rankų, tačiau jį prilaiko Tomas Domininkaitis. Ir pražanga Vilniaus Lietuvos Ryto ekipos trečioji komandinė pražanga per nepilnas 3 minutės. Pamesa kol kas ginasi nepažeisdama taisyklių.
Ir galimybių pažeisti taisyklės ispanai nelabai ir turėjo. Oskaras Jebra. Ir kamuolys atitenka Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams. Oskaras Jebra liečia į paskutinysis. Taigi, jeigu neklystu, pirmoji ispanų ataka, kurią pavyksta šios dienos rungtynėse sustabdyti vilniečiams. Apsiginant nuo varžovų puolimo. Robertas Štelmacheris. Perdavimas Mujezinovičiui. Mujezinovičius atgal Štelmacheriui. Štelmacheris iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus. Kuo greičiau atsikratys to bent jau startinio jaudulio vilniečiai, tuo geriau bus kautis šios dienos rungtynėse. Tačiau kol kas aikštėje dominuoja labiau patyrę ir nebejotinai daugiau. Tiek tokių svetingų kabutėse arenų matė, tiek ir aišku sudėtingų rungtynių žaidė aukščiausiame lygyje Valensijos Pamesa krepšininkai. Jie pirmauja 4 taškais prie baudų metimo linijos. Fabricio Berto vilniečiai jau peržengė 4 pražangų. Tiksliau sakant, pasiekė 4 pražangų ribą. Tiesa, Oberto prameta pirmąjį baudos metimą šios dienos rungtynėse. Antrasis baudos metimas tikslesnis ir Pamesos komandai jie 5 taškų persvarą. 7-2. Jie pirmauja sužaidus beveik 3 minutės pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Tomas Dalininkaitis. Kol kas net šiek tiek abejodami kartais perdavinėja viens kitam kamuolius vilniečiai, tai matyt taip pat gali būti susijęta su ta įtampa slegiančia. Galiausiai jie nuima štai tokie taiklus metimai. Robertas Štelmacheris, taiklus jo 2 taškis ir po jo taiklaus metimo skirtumas mažėja iki 3. Alejandro Montechija. Pameta kamuolį Montechija, perdavimas Mujezinovičiui. Mujezinovičius po krepšiu. Nuo triukšmo nedrėbantys drebančios Siemens arenos tribūnos sveikina tai, jog Vilniaus Lietuvos Rytui pavyksta sumažinti skirtumą iki minimumo. 6-7, jau tik 1 taškas skiria komandas. Dar vienas netikslus perdavimas ir vėl klysta Oskaras Jebra. Dabar prie šios klaidos prisideda ir Alejandro Montechija ir Vilniaus komanda stabdo jau antrąją varžovo ataką iš eilės, perimdama kamuolį. Gynyba šiandien bus vienas iš tų faktorių, kuris lems, kuriegi komanda pateks į kitą etapą. Nepasiduoda dabar varžovų vaidybai rungtynių arbitrai. Ir su kamuoliu toliau Vilniaus Lietuvos Rytas. 8 sekundės. Štelmacheris priverčia prasižengti Alejandro Montechija. Prisiklijavo dabar prieš Štelmacherio Alejandro Montechija. Ir Štelmacheris mes 2 baudos metimus. Galimybė išsiveržti į priekį. Sužaidus 4 minutės. Paskutiniosios 2 iš tų 4 Vilniaus komandai itin sėkmingos. Ir Robertas Štelmacheris prie baudų metimo linijos. Antras pagal rezultatyvumą krepšininkas Lietuvos Ryto ekipoje. Pataiko baudos metimą, išlygindamas rezultatą 7-7. Taigi visas tas Pamesos pranašumas, kurį turėjo ispanai šios dienos rungtynėse, jau panaikintas. O štai išsiveržti į priekį nepavyksta. Netaiklus antrasis baudos metimas, po kurio atkovoja kamuolį Fabricio Berto. Rezultatas lygus 7-7. Rungtynėse, kurias bent jau iki šiol galime vadinti pačiamis svarbiausiamis Vilniaus Lietuvos Rytui šiame sezone. Rakoševičius. Pirmasis jo metimas, netaiklus ir nesbijima kamuolį. Dalininkaitis kol kas pavyzdingai tvarkosi su Igoriu Rakoševičiumi, kuris pelnė kol kas tik tai 2 taškus. Nepavyksta pačiam Dalininkaičiui dabar laimėti Nitro dvikovos su varžovu. Metimas nepasiekia tikslo ir vėl su kamuoliu Valensijos Pamesa. Rakoševičius. Prasižengia Tyronas Nesbi ir dabar Rakoševičius jau stos prie baudų metimo linijos. Gerokai taiklesnis metant baudas Igoris Rakoševičius už savo komandos draugus, pavyzdžiui, Fabricio Berto arba Dežaną Tomaševičių. Pirmose tarpusavio rungtynėse Igoris Rakoševičius iš 11 baudos metimų prametė vos 1. O štai dabar jau nepataiko pirmojo. Toks patyręs ir atrodytų vienas iš geriausių snaiperių šiuo metu rungtyniaujančių Europoje. Nėra apsaugotas nuo štai tokių panašių klaidų. 8-7 vėl priekiai 1 taškų Pamesos krepšininkai. Beveik įpusėjus pirmajam kėliniui. Šiandien lengviau negu Valensijoje tikrai nebus Vilniaus komandai. Ta nebejotinai puikiai supranta patys vilniečiai. Reikia sužaisti šiek tiek geriau negu
prieš savaitę. Kol kas šiek tiek tikslesni Ispanijos klubo žaidėjai. Vėl apsigynė nuo dar vienos vilniečių atakos. Fabricio Oberto dabar jau prieš Garį Mujazinovičių. Oberto net atšaukdamas atgal, nepataiko. Ir kamuolį atkovoja Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Nesbis perdavimas Mujazinovičiui ir štai vėl priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. 9-8 po antrosios vilniečių greitos kontratakos, kurios smaigalyje vėl atsiduria Garis Mujazinovičius. Robertas Štelmacheris bando sustabdyti Montekiją. Rakočevičius vėl paliekamas 1-1 su Delininkaičiu. Rakočevičius liečia jo mestą kamuolį Tomas Delininkaitis. Pavyzdinė Vilniaus komandos gynėjo. Gynyba prieš Igorį Rakočevičių verčia vėl klysti varžovų lyderį ir kamuolys vėl atitenka Vilniaus ekipai. Tomas Delininkaitis pradeda savo komandos ataką. 4 minutės 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Garis Mujazinovičius ir labai kieta individuali asmeninė gynyba. Dabar jau prasižengia prieš Tyroną Nesbį. Netgi šiek tiek stumtelė Oskarą Jebrą Tyronas Nesbį ir pirmasis incidentas. Geriausiai jis baigtųsi be ypatingų nuobaudų. Na, žinant, kaip lengvai pasiduoda emocijom Tyronas Nesbį, reiktų šiek tiek galbūt ir komandos draugams apraminti įsiaudrinusi Vilniaus klubo žaidėją. Mažiausiai, ko dabar reikia štai tokių incidentų, ypač kai juose dalyvauja toks gyvybiškai svarbus krepšininkas Vilniaus ekipai kaip Tyronas Nesbį. Antroji komandinė pražanga Pamesos ekipai. Ir su kamuoliu vėl Vilniaus Lietuvos Rytas, pirmaujantis 1 tašku. Delininkaitis su kamuoliu. Štelmacheris. Dar 12 sekundžių atakai. Neskubėdamas laukia, kol draugai įsidėstys aikštėje. Robertas Štelmacheris. 7 sekundės. Štelmacheris veržiasi po krepšiu. Perdavimas Roberto Jeftokui. Jeftoko metimas netaiklus, jam nesant po krepšiu. Iškart katastrofiškai sumažėjo galimybių Vilniaus ekipai laimėti dvikovas priešininkų baudos aikštelėje. 3,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Ir Robertas Tyronas Nesbį prasižengia ir tai yra jau trečioji Tyrono Nesbį pražanga. Ir suprasdamas, jog jo laikas bent jau tam tikram momentui baigėsi, sėdasi iškart ant suolelio Tyronas Nesbį. Šį kartą jam nepavyko iškart nuo rungtynių pradžios sulaužyti varžovų gynybos ir tai yra natūralu. Ispanai buvo pasiruošę stabdyti Tyroną Nesbį. Tai matyti nuo pirmosios rungtynių akimirkos. Ir Rakočevičius dabar jau taiklus pirmasis baudos metimas, 4. jo taškas, rezultatas vėl lygus 9-9, 3,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir antroji bauda pasiekė tikslą, vėl išvesdama į priekį Pamesos klubą, 10-9, priekį Ispanijos ekipa. Andrius Šležas pasirodė aikštėje vietoj Tyrono Nesbį. Vienas dalykas, ko kol kas galima sakyti, jog nematome Vilniaus ekipoje, tai yra tritaškiai metimai. 3 kartus atakavo varžovų krepšį iš toliau vilniečiai, visi 3 tritaškiai kol kas skrieja pro šalį. Prametė Štelmacheris, Delininkaitis ir Mujazinovičius. Varžovai kol kas savo žaidimą labiau grindžia metimais iš artimesnių nuotolių, vos vienas tolimas šūvis. Nepataikė Igoris Rakočevičius ir Robertas Jeftokas prie baudų metimo linijos. Netaiklus baudos metimas. Tokių šiandien Vilniaus komandai reikia kuo mažiau. Artėjant į pabaigą ketvirtajam kėliniui gali tekti skaičiuoti kiekvieną tašką, kiekvieną įmestą arba pramestą baudos metimą. Ir dar kartą atrodo galės pabandyti laimę Robertas Jeftokas. Per anksti įžengė į baudos aikštelę Pamesa krepšininkai, taigi dovanėlė Vilniaus ekipai. Komandos vidurio puolėjas ir rezultatas lygus 10-10, keitimas Ispanų ekipoje. Vietoje Alejandro Montekijo aikštėje Pedro Lompartas. 1,90 cm ūgio gynėjas, 22 metų krepšininkas. Dabar jis vietoje daug labiau patyrusio ir labiau tituluoto
krepšininko, atrodo, pasiims dalį žaidėjo vaidmens į savo rankas. Igoris Rakočevičius, vėl skiriamas kamuolys Fabricijo Oberto. Ir dar viena pražanga, šį kartą Robertui Javtokui. Šiek tiek per aktyvi buvo gynyba prieš Fabricijo Oberto. Javtokas prasižengia taip pat antrąjį kartą. Na, daug pastangų, noras žūtbūt sustabdyti varžovus. Kol kas tai pavyksta tik tai pažeidžiant taisyklės. Tačiau vėlgi ypatingai smagintis štai taip vilniečių komandos aukštaūgiai negali. Prieš akis dar didžioji šių rungtynių dalis. Ir dar vienas netaiklus Fabricijo Oberto baudos metimus, na net keista. Šiaip jau krepšininkas pasižymi gana neblogų metimų. Tiesa, galbūt jaučiasi būdamas šiek tiek arčiau krepšio. Ir vėl vienas baudos metimas taiklus iš 2. Ir vėl priekyje Pamesos klubas 11-10 po Oberto vieno įmesto baudos metimo. Iš 4-2 pataikė Oberto. Nepavyksta pelnyti taškų dabar Tomui Delininkaičiui, skuba į priekį Rakočevičius. Perdavimas po krepšiu Tomaševičiui, triguba gynyba prieš jį. Ir netaiklus metimas iš toli, Oskaras Jebra. Prameta tolimą metimą. Robertas Javtokas, 2 minutės ir 25 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kėlinio, kuris, aišku, jau dabar bus nerezultatyvus. Andrius Šležas. Robertas Javtokas. 3 sekundės atakai, Robertas Javtokas meta, nepataiko, kaip laiku kišteli ranką. Grumdamasi su varžovais Andrius Šležas, 12-11, pirmoji vilniečių komandos realiai laimėta dvikova varžovų baudos aikštelėje ir du labai svarbus taškai, kai atsisėdo ant suolelio Tairinas Nendis, šiek tiek sunkiau tapo žaisti Vilniaus komandai, puolant krepšį. Ir kol kas neatsiranda daug žaidėjų galinčių pelnyti taškus, o varžovų gretose toks yra Fabricijo Oberto, kuris jau pelnė 6 taškus, 5 pridėjo Igoris Rakočevičius. Taigi po truputį ryškėja lyderiai, bent jau pirmojo kėlinio lyderiai varžovų gretose. Vėl 13-12, 1 tašku priekyje Pamesos klubas. Štelmacheris, Mujezinovičius iš 3 taškų zonos, labai netaiklus metimas ir vėl su kamuoliu Dežanas Tomaševičius. Na, jeigu pataiko iš toliau Haris Mujezinovičius, tuomet viskas gerai. Jeigu ne, tuomet kovoti dėl kamuolio lieka vienintelis Robertas Javtokas. Aktyvus spaudimas prieš Rakočevičių, dviguba gynyba. Paliekanti vos 5 sekundės varžovo atakai, Rakočevičius. Koja išmuša kamuolį Haris Mujezinovičius, o tai reiškia, jog vietoj 4 likusių sekundžių Pamesos komandai bus skirtos 24. Dar vienas keitimas aikštėje pasirodo Simas Jasaitis, keičiantis Tomą Delininkaitį. Galbūt dabar, taip, Simas Jasaitis iš karto stojasi prie Igorio Rakočevičiaus. Minutė ir 2 sekundės iki šių rungtynių pirmojo kėlinio pabaigos. Pamesa pirmauja 1 tašku ir dar turi kamuolį savo rankose Pedro Lompartas. Vėl daug žaidimo 2 prieš 2, vėl kamuolys Oberto rankose, tolyn, 3 taškų zonos, netaiklus metimas ir pažeista 3 sekundžių taisyklė. Dežanas Tomaševičius dar ginčiasi su rungtynių arbitru, tačiau jam taip pat jau reikia grįžti prie savojo krepšio. Mažiau nei 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Robertas Štelmacheris. Kol kas Pamesos gynyba nusipelno pagiriamųjų žodžių šios dienos rungtynėse. Dėl kiekvieno taško vilniečiai turi kauti sukandę dantis. Andrius Šležas nepavyksta ir jam. Ir vėl masyvi gynybinė siena nepaliekanti šansų Pamesos klubui. Robertas Štelmacheris prieš Pedro Lompartą. Galima žaisti toliau. Daug kontaktinio krepšinio, daug rungtynių, daug grįmimų. Ir štai Igoris Rakočevičius pasinaudoja to, jog nespėja išleisti iš už užtvaros Simas Jasaitis, padidindamas skirtumą iki 4 taškų. Paskutinės kėlinio sekundės. Ir štai dabar likus žaisti 3 sekundės. Pražangą stabdo, apgalvota pražangą stabdo Lompartas savo varžovą, Robertą Štelmacherį. Tik 3 sekundės lieka šiame kėlinyje žaisti Vilniaus Lietuvos Rytui. Tai tik tai dabar 4 komandinė pražanga ir minutės pertraukėlės prašo Tomo Mohoričius. Siemens Arena. 3 sekundės lieka vilniečiam, kad šiek tiek dar pataisytų padėtį prieš pirmojo kėlinio pabaigą. Iki jos 3 sekundės. Varžovai jau turi 4 pražangas, taigi vargu ar galima tikėtis
taisyklių pažeidimo. Robertas Štelmacheris meta iš 3 taškų zonos ir metimas netaiklus. Taigi, pirmasis kėlinys baigėsi ir jį 4 taškais laimi Valensijos Pamesa 16-12. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Siemens arenos. Čia netrukus prasidės antrasis kėlinys 16-12. Kol kas priekyje Valensijos Pamesa. 4 taškai čia, plius 2 tie, kurios Pamesa išsikovojo namuose. Vadinasi, vilniečiai dabar pralaimi pusfinalio seriją 6 taškais. Ir dabar jau Valensijos ekipoje pasirodė sudėtyje ir Antuanas Rigodo, Dežanas Tomaševičius. Rakoševičius prieš jį vėl Jasaitis. Rakoševičius meta per Jasaitį ir pataiko iš 3 taškų zonos. Igoris Rakoševičius didina skirtumą jau iki 7 taškų šios dienos rungtynėse. 19-12 vėl sėkmingesnė kėlinio pradžia ispanams. Simas Jasaitis ir jį stabdo Igoris Rakoševičius. Tai pirmoji varžovų lyderio pražanga. Sužaidus 33 sekundės. Vėl pradės naują ataką Vilniaus Lietuvos Rytas. Kas ispanų gretose taškus realiai pelno 2 krepšininkai. Rakoševičius jau yra pelnęs 11, 6 įmetė Fabricio Berto, likusius 2 pridėjo Dežanas Tomaševičius. Tačiau ispanams šių 2 žaidėjų rezultatyvaus pasirodymo bent jau kol kas užtenka. Užtenka su kaupu. Jie pirmauja 7 taškais. Vilniaus komandai reikia pagaliau, jog įsimėtytų ir snaiperiai, reikia agresyvesnio žaidimo ir baudos aikštelėje. Cirilas Džiulianas prasižengia. Pirmoji asmeninė jo pražanga, antroji komandinė. Ir vėl su kamuoliu vilniečiai. Naujojo ataka. Simas Jasaitis, perdavimas Mujazinovičiui. Ant suolelio sėdi 3 pražangas per pirmasias keletą minučių susirinkęs Tyronas Nesbi. Ir jau vien tai rodo, jog ispanai bent jau dalinai išsprendė šią problemą. Atkovoja kamuolį Jevtokas. Perdavimas Jasaičiui, nepagauna kamuolio Simas Jasaitis, atrodo, jog lietė šiek tiek dar paskutinę akimirką prieš jam gaudant kamuolį Igoris Rakoševičius. Ir tai sukliudė Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Tomas Delininkaitis pasirodo aikštėje vietoj Hario Mujazinovičiaus ir dabar vėl grąžina į aikštę tą penketą, kuris labai sėkmingai žaidė Valencijoje. Tai yra mažas penketukas su vienu aiškiai išreikšta aukšto ūgiu ir 4 judriais mobiliais krepšininkais. Tomo Magovičius, Antuanas Rigodo, veržiasi link krepšio, numeta kamuolį Tomaševičiui, Tomaševičius meta, nepataiko ir vėlgi ištraukia kamuolį Robertas Štelmacheris iš Cirilo Džiuliano rankų, išsaugodamas jį Vilniaus ekipai. -7 taškai ir kol kas vėl 0 taškų šiame kėlinyje. Tomas Delininkaitis veržiasi po krepšiu, nebus. Prisižengia Pamesas krepšininkas, tačiau vienas naujas ir geras dalykas Vilniaus komandos žaidime jau atsirado. Agresyvesnis žaidimas atakuojant. Minutė 40 sužaista šios dienos rungtynių antrajame kėlinyje. Varžovai jau turi 3 komandinės pražangas, 2 iš jų Cirilas Džiulianas. Dar vienas metimas iš toli. Varžovų krepšį po 6 iš eilės savo ir savo komandos draugų nesėkmingų bandymų. Pirmasis tritaškis pagaliau pasiekė tikslą ir skirtumas sumažėja iki 4. Dežanas Tomaševičius ir Igoris Rakoševičius. Rakoševičiaus metimas liečia kamuolį, Tomas Delininkaitis. Cirilas Džiulianas bando įgrąžinti, tačiau atsidengusio komandos draugo taip ir nesuranda. Vilniaus komanda apsigina. Galima žaisti toliau ir Robertas Štelmacheris tęsia ataką čia Čumulero buvo jūsų ekranuose. Andrius Šležas, Robertas Jevtokas. Štelmacheris, Jasaitis meta iš toli. Jasaitis mažina skirtumą iki minimumo ir čia Čumulero matydama. Grįžtame į Siemens areną, čia sužaidus 2,5 minutės, kol kas šiame kėlinyje abi komandos apsišaudo 3 taškais metimais, tačiau svarbiausia, jog vilniečiai jų pataikė 2, varžovai tik 1 ir skirtumas sumažėja dabar iki minimumo 19-18 priekyje Valensijos komanda. Ir su kamuoliu vėl svečiai. Igoris
Rakočevičius. Dviese dabar jį stabdo vilniečiai. Ieško likusio laisvo žaidėjo varžovai ir klysta, perduodami viens kitam kamuolį. Tomas Delininkaitis. Perdavimas Šležui. Šležas Jeftokui. Jeftoko metimas. Vėl susigrąžina savo pranašumą Vilniaus Lietuvos Rytas. 20-19 po Jeftoko dvitaškio metimo. Trečiasis Jeftoko taškas. Ir vėl Igoris Rakočevičius. Šiek tiek daugiau dabar dėmesio skiria jam ne tik Tomas Delininkaitis, tačiau ir šalia arčiausiai esantis jo komandos draugas. O apie Antoną Rigodo, jeigu ir buvo vilniečiai užmiršę, tai dabar priminė pats krepšininkas apie save. Jo dvitaškis metimas ir vėl vienu tašku priekyje po Mesa. Jasaitis perdavimas Jeftokui. Jeftokas šiek tiek per ilgai užlaikė kamuolį savo rankose, tačiau ištraukė jį iš šios varžovų grūsties ir netaiklus Tomo Delininkaičio metimas paskutinėmis atakai skirto laiko sekundėmis. Vėl varžovų išpuolis ir vėl taikliai atakuoja varžovų vilniečių krepšį ispanų gynėjai. Pedro Lompartas, pirmasis jo metimas ir jis iš karto pasiekė tikslą. Vėl 4 taškais priekyje po Mesą. 24-20. Jasaitis. Jeftokas. Štelmacheris. Jasaitis, dar vienas jo metimas. Ir vėl pataikosimas Jasaitis, tačiau šį kartą atrodo užminant tritaškio linijos Jasaitis. Bet kuriuo atveju skirtumas mažėja. Tik tai dabar iki 2 taškų. 22-24. Netrukus aikštėje vėl pasirodys Garis Mujazinovičius. O tuo tarpu vėl susikuria savo progą atakai varžovų lyderis Igoris Rakočevičius. Tačiau jo nervai taip pat negeležiniai. Prameta likęs laisvas Igoris Rakočevičius. Beveik įpusėjo šis kėlinys ir dar viena pražanga. Dabar jau atrodo Robertas Štelmacheris. Stos prie baudų metimo linijos, 2 baudos. Ir antroji pražanga Igoriui Rakočevičiui. 5 minutės ir 19 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Štai dar kartą ši situacija vykusiai suorganizuotas kontaktas, susidūrimas. Tai yra Tomas Delininkaitis dabar susiduria besiverždamas link krepšio su Rakočevičium, kuriam nepavyksta išvengti šio kontakto. Ir Delininkaitis taiklus baudos metimas 23-24. Skirtumas mažėja iki 1 taško. O štai antroji bauda skrieja pro šalį. Dar kovoja dėl kamuolio. Buvo jau vienu metu beveik atkovoja Garis Mujazinovičius. Tačiau išlaikyti jo nepavyko. Delininkaitis liečia kamuolį koją. Nedidelė pauzelė padėsianti Vilniaus komandai išsirikiuoti prie savojo krepšio. Keitimas varžovų gretose sėdas ant suolelio Igoris Rakočevičius. Vietojo aikštėje 15 numeris komandos kapitonas Viktoras Luengo. Oskaras Jebra, Antonas Rigodo. Rigodo. Netaiklus jo metimas. Robertas Štelmacheris prie varžovų tritaškio. Gražus perdavimas po krepšiu ir... Vėl išveda į priekį Vilniaus Lietuvos Rytas. 25-24. 4 minutės ir 30 sekundžių. Oskaras Jebra su kamuoliu. Dabar jau pavojus Vilniaus ekipos krepšį. Andrius Šležas kerta per rankas Fabricio Oberto, kuris vėl stos prie baudų metimo linijos. Fabricio Oberto šiandien metė 4 baudas, 2 pataikė. 4 minutės ir 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Identiškai netiksli tiem 2 metimam, kuriuos jau matėme šiandien prametantį Fabricio Oberto. Ir dar vienas netaiklus baudos metimas ir kamuolys Gario Mujazinovičiaus rankose. Nepavyko jo peršokti Frederiko Kameriksui. Dabar jau Robertas Štelmacheris organizuoja dar vieną vilniečių ataką. 1 taško persvarą aikštės šeimininkai išsaugo. Andrius Šležas iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Ir vėl kova pralaimėta po savojų krepšių, po varžovų krepšių. Oskaras Jebra.
ispanai, tačiau vėlgi tik tai pražangomis sustabdo varžovo reidą. Vilniečio ekipos gynėjai. Simas Jasaitis. Pirmoji asmeninė pražanga ir Viktoras Luengo prie baudų metimo linijos. Vienas iš komandos veteranų, 30-metis krepšininkas, o Vilniaus ekipoje vietoj Hario Mojozinovičiaus aikštėje pasirodo Gintaras Einikis. Nieko stebėtino, jog pataiko pirmąją, tai pirmasis jo taškas šios dienos rungtynėse ir rezultatas vėl lygus, 25-25. Antrasis taip pat taiklus, vėl vieną taško pranašumą įgyja ispanai, 25-26, sužaidu 6 minutės antrajame kėlinyje. Andrius Šležas. Robertas Štelmacheris, jam užtvarą bando statyti Einikis. Štelmacheris veržiasi po krepšiu ir jam per rankas kerta. Praleidė Vilniaus ekipos legionieriai baudos aikštelė ispanai, 2 baudos metimai. Tai jau 5-oji komandinė pražanga. Antuanas Rigodo dabar jau nesusitvarkė su Vilniečio ekipos įžaidėju. Štelmacheris prie baudų metimo linijos. Šiandien jis 2 baudas metė, vieną pataikė. Pirmasis metimas, vėl lygų, 26-26. Ir šį kartą 2 kartus tikslus Robertas Štelmacheris, sugrąžindamas 1 taško pranašumą Lietuvos Rytui. Dramatiškas pusfinalis. Tokio matyt ir buvo galima laukti, tokio ir reikėjo tikėtis. Roberto. Rigodo, ne visai tikslus perdavimas, 4 sekundės atakai. Ir aštrus reidas po krepšiu bei Viktoras Luengo padidinęs savo taškų sąskaitą dar vienu taikliu 2 taškiu. Vėl išveda į priekį Pamesos ekipą, o dabar prasižengia Pamesos komanda. Antuanas Rigodo, antroji asmeninė pražanga. Prie baudų metimo linijos dabar jau Gintaras Einikis. 3 minutės ir 13 sekundžių. Ir eilinis bandymas šiek tiek apraminti Čečio Mulerą. Einikis pataiko baudos metimą, pirmasis jo taškas. 28-28. Ispanijoje Einikis įrodė esąs vienas labiausiai patyrusių krepšininkų, o tokiose rungtynėse tokio lygio mačuose tai labai svarbus. Kartais net lemiamas faktorius. Einikis dabar sumeta ramiai 2 baudas. 29-28. Vėl priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Ir pražanga Simui Jasaičiui. Agresyviai ir aktyviai šiandien rungtyniauja ir 22 numeris Oskaras Jebra. Privertęs prasižengti dabar antrąjį kartą Simą Jasaitį. Tačiau baudos dar nebus metamos. Tik 3-oji komandinė pražanga Valensijos klubui. Kamuolys dabar jau Rigodo rankose. Netaiklus jo metimas, Einikis su kamuoliu. Rigodo šiandien bent jau kol kas netoks pavojingas ir netoks aktyvus kaip pirmose rungtynėse. Tačiau vėl stringa Vilniaus klubo ataka. Rigodo. 2 minutės 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Ir dar vienas taiklus metimas ir varžovai atranda naują lyderį. Tai Viktoras Luengo, žmogus buvęs šešėlyje pirmajame mače. Šiandien jis jau pelno 6-ąjį tašką per tas nepilnas 4 minutės, kurias praleido aikštėje varžovų komandos kapitonas Simas Jasaitis. Taiklus metimas iš 3 taškų zonos, 32-30 po Jasaičio 3-taškio. Antrasis iš eilės taiklus metimas pasiekė tikslą ir Simas Jasaitis, tapęs rezultatyviausių krepšininkų, vėl išveda į priekį Vilniečių klubą. Dabar jau 2 taškais, 2 minutės ir 5 sekundės. Oberto prieš Einikį, Oberto.
Šaltakraujiškai dabar ir patikimai vėl sužaidžia Fabricio Oberto. Atrodytų nieko sudėtingo, nieko super genialaus, tačiau kaip efektingai vėl rungtyniauja Fabricio Oberto, išnaudodamas silpnasias gynybos pusės. O Tomas Delininkaitis atsako agresyviu reidu po krepšiu ir dar vienu labai reikalingų dvitaškių. 34-32. Minutė 40 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos ir Gintaras Einikis prasižengia. Ketvirtoji komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos Rytui. Rigodo. Ir šį kartą taiklus Antuanas Rigodo išlygina rezultatą varžovų komandos veteranas 34-34. Bet daugiau nei pusę metų negalėjo sportuoti Antuanas Rigodo, tik prieš keletą savaičių pradėjo rimtai treniruotis. Ir kokia gera sportinė forma jis jau yra įgijęs. O dabar pražanga stabdant varžovų, stabdant vilniečių ataką. 3 baudos metimai. Viktoras Luengo pirmoji asmeninė pražanga jam. Tomas Delininkaitis mes 3 baudos metimus. Minutė 9 sekundės iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos, iki didžiosios pertraukos, kurią pradėsime iškart karštų interviu su vienu iš Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų. Didžiosios pertraukos metu matysite laidą 24 sekundės ir prieš pat prasidedant trečiajam kėliniui dar pabandysime pakalbinti Vilniečių komandos antrąjį trenerį Rūtenį Paulauską. Tomas Delininkaitis, antrasis baudos metimas taip pat taiklus, 36-34. Ir trečiasis baudos metimas taip pat pasiekė tikslą, 37-34. 3 taškų skirtumų priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. Antuanas Rigodo. Tačiau patyrusio Lapinio reikia būti labai atsargiems. Ieškotės pražangos, dabar varžovų pražangos Antuanas Rigodo. Fabricio Oberto prieš Einikį, Oberto pro galinę liniją. 5 sekundės atakai, pražanga Robertui Štelmakeriui. Neužkimbančio kabliuko rungtynių arbitrai. Robertas Štelmakeris prasižengia pirmąjį kartą. Ir Pedro ir Viktoras Luengo stos prie baudų metimo linijos. Gaila, aišku, jog nepavyko išvengti dabar taisyklių pažeidimo vilniečiams, atsilaikius beveik 20 varžovo atakos sekundžių. O dabar vėl baudas mes Viktoras Luengo. Šiandien 2 pataikės ir apskritai. Jeigu žiūrėti į viso jo žaidimą ULEP taurės varžybose, šį sezoną 28 baudos mestos, 24 buvo taiklios. Tikimybių teorija nežada nieko labai gero Vilniaus Lietuvos Rytui. Antravertus nereikia užmiršti tų Vilniaus komandos fanų, tiesa. Šį kartą susitvarko su jais ir su savo nervais Viktoras Luengo. 7. jo taškas. Jis tampa didžiausiu surprizu šiame kėlinyje Vilniaus Lietuvos Rytui. Ir dar vienas taiklus baudos metimas ir skirtumas vėl sumažėja iki minimumo. 37-36 pirmauja Vilniaus Lietuvos Rytas. 40 sekundžių iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Gintaras Einikis. 8 sekundės. Gražus perdavimas Simui Jasaičiui, tačiau pastarasis praranda kamuolį ir paskutinysis jį liečia Gintaras Einikis. 27 sekundės. Dabar minutės pertraukėlė. 27 sekundės lieka iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos, iki didžiosios pertraukos antrajame pusfinalio mače su kamuoliu. Dabar Valensijos Pamesa vėl galinti išsiveržti prieki šios dienos rungtynėse. Bendroje serijoje jau pirmauja 1 tašku. Dabar jau neskubės Pamesos komanda. Iki pat sirenos kamuolio laikyti jie negali, tačiau stengsis atakuoti paskutinėmis sekundėmis. Rakaševičius. Perdavimas Rigodo. Rigodo galima žaisti toliau, tačiau vilniečiai pralaimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Paskutinės sekundės Rakaševičius, dar jo metimas netaiklus, bet bent jau apsiginti pavyksta vilniečiams. Baigėsi antrasis kėlinys. Varžybų transliacijas pristato Švyturys.
Mūsų vienyje alus ir pergalės.